Benidormas – pats nuostabiausias Kosta Blankos kurortas. Jis nepanašus nei į vieną Ispanijos miestą. Dangoraižių skaičiumi Benidormas gali varžytis su Niujorku, o populiarumu tarp vietinių gyventojų ir turistų jis prilygsta Madridui ir Barselonai. Tai trečias pagal lankomumą miestas Ispanijoje. Benidormas atrodo lyg išnyro iš Viduržemio jūros. Atsistojo pakrantėje su idealiais pliažais ir išraižė mėlyną dangų įvairiaspalviais dangoraižiais. Tai miestas, kuriame gyvenimas nesustoja nei dieną, nei naktį. Čia idealus klimatas. 300 dienų per metus šviečia saulė. Ir anksčiausiai Ispanijoje prasideda, o vėliausiai baigiasi maudymosi sezonas. Čia žiemą tūsinasi pensininkai, o vasarą čia pilna jaunimo. Į Benidormą ir jo apylinkės savaitėliai pasinersim ir mes. Vos už kelių kilometrų į šiaurę nuo impulsyvaus ir triukšmingo Benidormo ant aukštos kalvos įsikūręs senas miestelis Altėja. Nuo jo ir pradėsime pažintį su šiuo regionu. Altėja – miestelio širdis, tai senamiestis. Gatvelių tinklas, kylantis į Plaza de la Iglesia kalno viršūnę. Prie istorinio Altėjos kvartalo gatvelių grožio galima pridėti rankdarbių dirbtuvėlės ir parduotuvės, kurių menininkai suteikia miesteliui ypatingą bohemišką dvelksmą. Viena iš lankytiniausių miestelio vietų – tai Mirador Kroncitas apžvalgos aikštelė, atverianti gražiausią panoramą į Altėją miestą ir Viduržemio jūrą. Nuestra Señora del Consuelo. Ši bažnyčia tai vienas simboliškiausių Altėjos objektų, garsėjantis savo mėlynais ir matomais iš toli kupolais. Pastatyta 20 amžiaus pradžioje, bažnyčia puikiai reprezentuoja šį nuostabų miestelį.
išsidėstę ant kalvos, siauros, grįstos gatvelės su baltų namų fasadais ir vaizdingais žydinčiais balkoniukais. Jomis smagu pasivaikščioti po Altėjos istorijos širdį – senamiestį. Aplankę Altėjos senamiestį leidžiamės link jūros. Čia puikūs 6 kilometrų ilgio paplūdimiai, nauji viešbučiai, restoranai, kavinės. Čia Altėjos kurortinė zona. Nesvarbu, kad tai Ispanija ir gegužės mėnuo, orą mes atsivežėme savo, lietuvišką. Pliažai tušti, nors prieš kelias dienas čia buvo +30 šilumos. Sako, į kelionę reikia įsidėti dešros, cigarečių, na ir kažkaip atsirado vietos lietuviškam orui. Atsisveikiname su šituo baltuoju miesteliu, priešaky dar bus visko nemažai. Sekantis mūsų kelionės taškas – saulės nutviekstas perlas Kosta Blankos pakrantėje – Alicante. Tai šimtmečių istorijos ir ramios pajūrio atmosferos derinys. O pradėsime pasivaikščiojimą po šį miestą nuo pramoginio Alicantės uosto, kuris randasi pačiame miesto centre. Promenada Explanada de Espana. Tai viena iš romantiškiausių vietų Alicantėje. Daugiau nei 6 milijonai mozaikinių plytelių sukuria Viduržemio jūros bangų atmosferą. Saulėlydžio metu besikeičiantis šviesa
paverčia promenadą nepakartojama. Gabriel Miro aikštė – ramybės ir grožio erdvė Alikantės centre. Na, o šitas medis, manau, turėtų daug ką papasakot. Ganėtinai unikaliai papuošta miesto pėsčiųjų zona. Sunkoka susigaudyti, kodėl tai musmirės. Galbūt turi kokią istoriją ar sąsają su šituo miestu. Bet atrodo ganėtinai neblogai. Ir prideda ir taip judriom gatvėm gyvybingumo ir išskirtinumo. Tarp naujesnių pastatų įsispraudusi ir Dievo motinos bažnyčia. Alikantės rotušė. 18 amžiaus baroko stiliaus architektūros kūrinys. Pirmame aukšte yra Salvadoro Dalí skulptūra, o pagrindiniuose laiptuose yra jūros lygio žymė, pagal kurią matuojami visi kiti aukščiai Ispanijoje. O rotušės aikštėje sekmadieniais vyksta nedidelis turgelis. O trumpa mūsų viešnagė Alikantėje eina į pabaigą.
Benidormas. Internacionalinis, kosmopolitiškas, tiesiog auksinis miestas. Tarp kitko, Benidormas taip ir vadinamas – auksiniu miestu. Dar 1960 metais Benidormas buvo nedidelis kaimas. Dėl unikalios panoramos, suformuotos daugiaaukščiais pastatais, dabar jis vadinamas Ispanijos Manhetenu arba Benijorku. Čia ir nuostabūs paplūdimiai. Tai Levante ir Poniente. Čia puikiai dera ramūs gamtos kampeliai ir šurmuliuojantis paplūdimiai, naktiniai klubai ir promenados. 8 iš 20 Ispanijos dangoraižių randasi čia, šitoje pakrantėje. Yra pas ispanus savybė pavadinti gražiais vardais žymes miestų vietas. Viduržemio jūros balkonas. Taip vadinasi šita apžvalgos aikštelė. Kadaise čia stovėjo sargybinis bokštas, kuris saugojo šią vietovę nuo piratų. Šiandieną tai primena tik senovinės patrankos ir didelis inkaras, o atsiverianti panorama tokia pat nuostabi, kaip ir prieš 100 metų. Savaitgaliais šitoje gražioje, mėlynai nudažytoje promenadoje vyksta suvenyrų turgelis. Aiškiai skirtas tokiems žiopliams kaip mes, turistams.
vietos gastronomija. Žinoma, tai jūros gėrybės. Paelija – vienas iš labiausiai tradicinių patiekalų. Čia pilna visokių nematytų žuvų ir kitų jūros gyvūnų. Neabejotina, kad didžiausias Benidormo traukos objektas yra nuostabūs paplūdimiai. 5 kilometrų ilgio pakrantėje driekiasi begaliniai smėlio paplūdimiai. Levante paplūdimys yra vienas populiariausių miesto paplūdimių. Jis randasi pačiame miesto centre. Čia ir jūra, ir barai, ir restoranai. Tai yra ir naktinio gyvenimo vieta. Benidormo istorinis centras randasi tarp 2 paplūdimių – Levante ir Poniente. Viskas šiame mieste pritaikyta poilsiautojų malonumui. Tai daugybė viešbučių, restoranų, lauko kavinių bei barų. Pėsčiųjų gatvėse pilna prabangių parduotuvių. Štai toks yra Benidormas. La Nucia. Vos už 8 kilometrų nuo Benidormo vaizdingame slėnyje įsikūręs miestelis La Nucia, kuriame daug pušynų, sodų, o jį supa Aitanos kalnai. Čia mes ir buvome apsistoję šitos kelionės metu. Bet kaip ir yra pradžia, taip yra ir pabaiga. Atėjo laikas atsisveikinti su saulėta Ispanija.